Tobula meilė išveja baimę. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 18 eilutė, kai Dievas sako tau: nebijok, jis nori, kad žinotum, jog su baime neišvengiamai susidursi, bet tau nebūtina jai pasiduoti, gali ją įveikti. Biblijoje skaitome, kad tobula meilė išveja baimę. 1 Jono laiškas, 4 skyrius, 18 eilutė. Kartais neteisingai suprantame tą eilutę. Manome, kad jei mylėsime Dievą tobulai, tai nieko nebijosime. Tačiau pamirštame, kad vienintelė tobula meilė yra ta, kurią Dievas trykšta mums, o ne atvirkščiai, viešpaties meilė yra besąlyginė. Pats žinojimas, kad Dievas tave visuomet myli, būna šalia, apgina, palaiko ir yra pažadėjęs palaiminti visą, ką bedarytum, padeda išvyti baimę. Ir ne tik, dar tas žinojimas stiprina tavo tikėjimą. Biblijoje skaitome, kad be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Laiškas Hebrajams, 11 skyrius, 6 eilutė. Kai žinai, kad Dievas tavimi patenkintas, pradedi kilti aukščiau savo baimių. Jei baimė ateina ir pasibeldžia į tavo duris, bet pamato, kad esi pilnas tikėjimo, ji nebeturi kaip užeiti. Kaip tik dėl to derėtų kasdien apmąstyti Dievo žodį. Tavo pokalbiai turi būti kupini tikėjimo, o ne dvejonių. Jei matai, kad tavo mintys labai padrikos ir sunku susikaupti, Dievo žodžio apmąstymas turėtų būti diegiamas kaip naujas geras įprotis. Per daug nenusimink, jei tavo gerus ketinimus lydės aibė klaidų. Biblijoje skaitome: gyvename tikėjimu, o ne regėjimu. 2 laiškas Korintiečiams, 5 skyrius, 7 eilutė. Pagalvok, kaip išmokai vaikščioti, ogi atsikeldamas daugiau kartų nei pargriūdamas. Mėginai, kol pagaliau pavyko. Kai apsisprendė kalbėti baimę gesinančius tikėjimo žodžius, šventoji dvasia ateina į pagalbą ir sustiprina tave. Kaip yra pasakęs vienas dvasininkas, drąsa nėra baimės nebuvimas, o veikiau pažanga, kurią darome net esant baimiai. Todėl ir toliau stenkis daryti pažangą. Klausimai apmąstymui ir pritaikymui. Prisimink kokią nors situaciją, kai baimė buvo stipresnė už tavo tikėjimą, kas tada nutiko ir ką šiandien darytum kitaip, žinodamas, kad Dievo meilė tavęs nepaleidžia. Kuri šio teksto mintis tau šiandien labiausiai kliūna? Ar ta, kad Dievo meilė tobula, ar kad drąsa yra pažanga, o ne baimės nebuvimas? Kodėl būtent ji? Pasirink vieną konkrečią sritį savo gyvenime, kurioje baimė stabdo tavo veikimą, ir šiandien ženk bent vieną mažą žingsnį tikėjimu, net jei jis atrodys juokingai mažas. Šią savaitę stebėk savo kalbą. Ar tavo pokalbiai su kitais ir su savimi kupini tikėjimo ar dvejonių? Užsirašyk bent vieną baimės kalbos frazę, kurią norėtum pakeisti į tikėjimo kalbą. Baigiamoji mintis. Baimė beldžiasi į duris, tikėjimas atidaro ir randa tik tuštumą, nes kur įeina Dievo meilė, ten baimiai vietos nebėra. Tėve, dėkoju, kad tavo meilė yra tobulesnė nei bet kuri mano baimė. Padėk man šiandien nelaukti, kol baimė pradings, bet žengti į priekį tikėjimu, žodžiais, mintimis ir veiksmais. Mokyk mane kiekvieną pargriuvimą matyti ne kaip pralaimėjimą, bet kaip dar vieną žingsnį arčiau tavęs. Mokyk mane labiau pasikliauti tavimi. Amen.